Taigi mes diskutuosim apie moterų ir vyrų smegenis ir kaip jie skiriasi. Aš noriu pradėti nuo vyrų smegenų. Vyrų smegenys yra labai unikalūs. Jie susideda iš tokių mažų dėžučių. Mes turim dėžutę kiekvienam dalykui. Mes turim dėžutę mašinai, turim dėžutę pinigams, turim dėžutę darbui, dėžutę tau, vaikams, turim dėžutę uošvieniai kažkur ten Rusija. Mes turim dėžutės visur. O taisyklė yra tokia. Dėžutės negali liestis viena prie kitos. Kada vyras diskutuoja kažkokią temą, mes nueinam į tą konkrečią dėžutę, ištraukiam tą dėžutę, atidarom tą dėžutę, diskutuojam tik apie tai, kas yra toje dėžutėje. O paskui uždarom dėžutę ir padedam tą dėžutę atgal labai atsargiai, kad nepriliestumėm jokios kitos dėžutės. Atsiprašau, mano katalikiška praeitis truputį iškilo čia. Aš ne katalikas, bet ėjau į katalikišką mokyklą, kai buvau mažas. Tu buvau ten vienuolė viena ir jinai kalbėjo apie pragarą, taip tarsi būtų ten užaugusi. Niekad to neužmiršiu. Man tai buvo naudinga, tai buvo geras dalykas. Moterų smegenys labai skiriasi nuo vyrų. Moterų smegenys yra sudarytos iš tokio laidų kamulio. Ir viskas yra susijungę su kitais dalykais. Pinigai susijungia su pinigais, pinigai susijungia su vaikais, o vaikai susijungia su tavo motina. Ir viskas susijungia su viskuo. Tai yra kaip internetinis greitkelis. Ir visa tai yra vadovauja, viskam vadovauja tokia energija, kuri vadinasi emocija. Tai viena iš priežasčių, kodėl moteris atsimena viską. Nes jeigu tu paimi kažkokį renginį, įvykį kažkokį ir sujungi tai su emocija, tai taip giliai įsirėžia tau atmintyje, kad atsiminsi tai visą laiką. Taip pat vyksta ir su vyrais, tik tai dažnai taip neatsitinka su mumis, nes atvirai sakant, mums nesvarbu. Taip vyksta ar ne. Moteris rūpinasi viskuo. Ir joms patinka tai. Vyrai, mes turim tokią dėžutę, kurių daugelis moterų net nežino, kad mes tokią turim. Joje nėra nieko. Tai tiesa. Iš tiesų mes vadinam tai tuščia dėžutė. Ir iš visų dėžučių, kokias vyras turi savo smegenyse, ta tuščioji dėžutė yra jo mėgstamiausia dėžutė. Jeigu vyras turi galimybę, jis eina į savo tuščią dėžutę kiekvieną kartą, kada tik turi tokią progą. Štai kodėl atrodo vyras gali daryti, kažką daryti, kas nereikalauja protinio veiksmo, pavyzdžiui, kaip žvejyba. Ištisas valandas.
Ir mums tai patinka. Štai kodėl vyras gali sėdėti prieš televizorių ir žiūrėti. O, jis šviečia. Žinoma, tai veda mūsų žmonas iš proto. Sustok daręs tai. Neįmanoma, kad tu ką nors ten žiūrėtum tokiu būdu. Aš niekur nežiūriu. Eik šalin. Jie iš tikrųjų netgi patikrino tai. Pensilvanijos universitetas darė tyrimą, jie nustatė, kad vyrai turi tokį sugebėjimą. Jie gali apie nieką negalvoti ir vis dar sugeba kvėpuoti. Prijungia visus ten laidus prie jo galvos ir žiūri, kaip veikia smegenis. Man atrodo, jis mirė. Ką? Moteris negali taip elgtis. Jų protas niekada nesustoja. Ir jos nesupranta tos tuščios dėžutės. Ir jas tai veda iš proto. Nes niekas neveda moters iš proto labiau ir neerzina labiau, kaip žiūrėti į vyrą, kuris nieko neveikia. Ir vienas iš didžiausių apreiškimų, kurios moteris gauna, tai yra apie tą tuščią dėžutę. Viskas man pasidarė suprantama. Ir moteris kartais ateina ir sako, o ar galėčiau eiti į tą jo tuščią dėžutę kartu su juo? Ne. Kodėl ne? Todėl, kad tada jinai nebebus tuščia. Tarp kitko, tu įeisi ten į vidų. Manai, čia galėtumėm ką nors padekoruoti truputį. Pakabinti paveikslų, pastatyti staliuką, keletą vazelių. Ne, nieko, mes nieko nenorim.